Yra, 8 čia. Tai laba diena, pradėsim vasario 20 dienos vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį. Pirmiausia, pasitikrinsim kvorumą. Tai Jolita Baušytė yra salėje, Martinas Čerkauskas. Sveiki, esu. Olga Kilkinova salėje, Šarūnas Liekis. Nesimato, nesigirdi, Laura Martinytė salėje, Gitana Matiekuvienė salėje, Inga Milašiūtė salėje, Justas Pankauskas. Nesimato, nesigirdi, aš esu salėje, Jolanta Petrušauskienė. Sveiki, esu. Ačiū, Jolanta. Andrius Buksas salėje, Maksimas Reznikovas. Taip pat nesimato, nesigirdi. Ir Andrius Višnys salėje, tai turim 10 komisijos narių, kvorumas yra. Darbotvarkėje pas mus salė atvyko Justas Pankauskas, tai turim 11 komisijos narių. Darbotvarkėje pas mus pirmo klausimų numatyta dėl parašų lapų išdavimo kandidatams į Lietuvos Respublikos prezidentus. Skelbiant darbotvarkėje buvo paskelbta 7 priedai, po to dar gavom 3 kandidatų, tai iš viso turim 10 kandidatų dokumentus. Antrų klausimų dėl savivaldybių apygardų ir apylinkių rinkimų referendumo komisijų posėdžių organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, pranešėjas Rokas Lapinkis. Trečių klausimų dėl kai kurių savivaldybių rinkimų komisijų sudėčių pakeitimo, pranešėja Reda Daniškevičiūtė. Ir taip pat gavome vieną klausimą dar papildomai dėl tarybos nario atsistatydinimo, tai Kretingos rajono tai turbūt galime įtraukti. Ketvirtų klausimą papildom ir tada einamieji klausimai. Ar galime pritarti papildytai darbotvarkei bendrų sutarimo? Ačiū, papildyta, darbotvarkei pritarta. Tai pirmas klausimas yra dėl kandidatų parašų lapų išdavimo kandidatam. Tai pirmosius kandidatus, kai rengiam sprendimo projektus, tikrai ne pagal pateikimo datą, o pagal abėcėlę. Tik jų vėliau, kurie pildėsi po darbotvarkės paskelbimo, kad būtų aišku, kodėl toks eiliškumas. Tai pagal abėcėlę pirmasis kandidatas yra Giedrimas Jeglinskas. Kas kolegos priėmėt jo pareiškinio dokumentus, gal galite pakomentuoti dokumentus? Prašom, Olga. Vyriausia rinkimo komisija buvo patvirtinantis pareiškinių dokumentų pateikimo tvarką ir jos pakeitimus. Tai šiuo atveju buvo atliktas pirminis patikrinimas, atsižvelgiant į bendruosius reikalavimus. Visi dokumentai, kurie buvo pateikti, atitiko reikalavimus, todėl buvo patvirtinti ir dėl to dabar sprendžiamas klausimas dėl parašų išdavimo. Ar turit kažkokių klausimų, pasisakymų? O mes po vieną balsuosim dabar. Taip, dėl kiekvieno kandidato yra parengtas atskiras sprendimo projektas ir balsuosim už kiekvieną kandidatą atskirai. Prašom, Andriu. Na, kolegos, atsižvelgiant į tai, kad tam tikri reikalavimai yra keliami kandidatam į prezidentus, tai aš tiesiog balsuosiu prieš lapų išdavimą šiam asmeniui ir vienintelė priežastis yra neatitikimas reikalavimų, kaip aš jį pats įvertinau dėl 3 metų pastarųjų gyvenimo Lietuvoje. Tai šiuo atveju tik tais vienintelė priežastis. Bet aš manau, išdavus lapus ir vėliau grąžinus su 20 000 parašų, ar kiek surinks, vėliau priimti tokį sprendimą, galbūt būtų per didelis lūkesčių sukėlimas, nors iš tikrųjų nežinau, koks bus galutinis sprendimas visos komisijos, bet šitoje stadijoje aš matau, kad geriau tą sprendimą priimti dabar. Būtų mano motyvai dėl artėjančio balsavimo. Ačiū. Manot kiti? Justas kelia ranką. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Andriui už įžangą, bet galbūt galima būtų šiek tiek daugiau faktologinės informacijos, nes tas reikalavimas yra labai rimtas ir konkretus, sukeliantis pasiekmes. Gal kažkas galėtų daugiau ar iš sekretariato teisės skyriaus pateikti informacijos, nes dabar mes apie tai turėsime apsispręsti ir sprendimas rimtas pasiekmes neša. Ačiū. Tai ačiū kolegai, kad pakvietė mus šiek tiek padiskutuoti apie tą faktologiją ir ačiū Andriui iškėlusiam klausimą ir pasisakiusiam savo nuomonę. Tai gal šiek tiek tos faktologijos, ar ne? Kad
Pirmosios indikacijos turbūt dėl šito vardan Lietuvos keliamo atstovaujamojo kandidato galimai neatitikimo ar atitikimo keliamam vienam iš, pavadinkim taip, reikalavimų cenzų, tai yra sėslumo cenzui, kilo turbūt dar lapkričio mėnesį, kai pati partija kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją su raštu. Tuo metu mes buvome tokioje parengiamojoje kampanijos stadijoje, kai dar pati kampanija nebuvo prasidėjusi. Ir tada atsakėm tikrai pakankamai formaliai, kad visiškai neturime jokio teisinio pagrindo vertinti šito kandidato, galimo būsimo kandidato atitikimą sėslumo cenzo reikalavimui. Ir tada lapkričio 12, neklystu, partija pateikė savo dokumentus, registruoti savarankiškų kampanijos dalyvių ir Giedrimą Jeglinską kaip jų atstovaujamuojų dalyvių rinkimuose. Vyriausia rinkimų komisija, mes kartu su teisės skyriaus vedėju kreipėmės į partiją patys kviesdami, suvokdami, kad šitas klausimas tiek jiem patiem, tai galbūt jau viešoje erdvėje pradeda kelti tam tikrus klausimus, kad Vyriausia rinkimų komisija pagal rinkimų kodeksą, kurio šiek tiek etapiškumo vėliau šiek tiek papasakosiu, kaip mes jį matome, galėtų vertinti būtent tą atitikimą pagal tai, kokius duomenys jie galėtų mums pateikti. Partija pateikė tikrai nemenką kiekį dokumentų, taip pat teisinį ekspertės vertinimą, mes su juo visi susipažinom ir iš tiesų partija paskui pakartotinai vėl kreipėsi, tai mes atsakėme, kad iš tiesų šitas klausimas yra tikrai negali būti toks kaip iš ankstinio preliminaraus vertinimo, mes tiesiog neturim tam teisinio pagrindo. Dabar kalbant apie teisinį pagrindą. Vėlgi, sakau, tai yra mano nuomonė, bet be abejo mes galime diskutuoti. Tai iš konstitucijos kyla reikalavimas, kad prezidentu gali būti renkamas pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip 3 pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje. Tai čia yra toksai pirmas ir pagrindinis. Tada rinkimų kodeksas šiek tiek įveda dar papildomo reikalavimo paaiškinimo, kas yra nukreipiančioji norma 76 straipsnėje 2 dalyje 2 punkte, kad kandidatas savo pareiškiniuose dokumentuose jisai užpildo atsakymą, ar jis netrumpiau kaip 3 metus pastaruosius turi nuolatinę gyvenamą vietą ir čia yra ta tokia vertinamoji dalis, kaip jį suprantame pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą Lietuvos Respublikoje. Tai aišku, čia dar įeina tam tikras etapiškumas, 20 000 rinkėjų parašų ir tas procesas jis toks yra gan keblokas, pavadinkim taip. Reikia dar tikslumo dėlį pasakyti, kad vis tik tais šitam įsigaliojus rinkimų kodeksui, sukodifikavus prieš tai galiojančius teisės aktus, įstatymų leidėjas sąmoningai ar ne, jau čia negaliu to vertinti, iš kandidatų registravimų į prezidento rinkimus išėmė vieną mano vertinimu labai teisingą tam tikrą filtrą, kuris vadinosi pretendentas būti kandidatu. Vyriausia rinkimų komisija prieš išduodama parašų rinkimo lapus pagal ankstesnį reglamentavimą buvo įpareigoti įvertinti tam tikrus objektyviuosius ir ne tik duomenis. Ir tada buvo toks pradinis filtras išduoti ir neišduoti 20 000 parašų rinkimo lapų, 20 000 rinkėjų parašų. Šio filtro nebeliko ir dabar nuostata kalba tai, kad gavusi pareiškinius dokumentus, Vyriausia rinkimų komisija ne vėliau kaip per 3 dienas išduoda politinį partiją ir asmenį siekiančiam tapti kandidatu parašų rinkimo lapus arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti jos išduoti. Dabar aiškinant teisiškai visą, dėl ko Andrius ar neiškėlė šitame etape, čia vėlgi galimas įvairus interpretavimas dabar esančių teisės normų.
skaitydami, bent jau aš skaitydama susietai 79, 80 ir 81 kodekso straipsnius, kurie kalba apie pareiškinius dokumentus, parašų rinkimo lapų išdavimą ir pareiškinių dokumentų tikrinimą, tai galima matyti, kad šitame pirmajame etape, kuris kalba apie 3 dienas, labai trumpą terminą, vyriausia rinkimų komisija gali patikrinti tik tais objektyviuosius kriterijus, kaip pavyzdys, ar ne? Kas matosi labai gerai. Jeigu yra pridedamas dokumentas, asmens dokumentas, tai yra kiek kandidatų yra metų ir tie vadinami tie, kuriems nereikia vyriausia rinkimų komisija paskiau kreiptis į institucijas, ogi vėliau pagal 80 straipsnių rinkimų kodekso vyriausia rinkimų komisija prireikus gali savo iniciatyvą kreiptis į tam tikras institucijas, bandydama aiškintis patikros metu ją kylančius klausimus. Ir tam jinai turi laiko iki 32 dienų iki rinkimų. Tai yra, jei neklystu, balandžio mėnuo ir taip toliau. Tai reiškia. Taip, nes jinai vertina kartu parašų rinkimo, ar atitinka ar surinkta atitinkamas kiekis parašų, ar atitinka visus reikalavimus. Bet šita situacija be abejo yra tokia, jinai ekstraordinari, kad partija pati mum indikavo tokį kaip ir, kad jinai pati turi klausimų. Mes informacijos tikrai gavome labai daug, partija tikrai bendradarbiavo. Aš savo vertinimą turiu, jisai yra kitoks nei mano kolegos. Ir čia mes esame ties ta situacija, kaip kolega ir sakė. Ar mes jau šiame etape išduodami parašų rinkimo lapus sprendžiam šį klausimą, nors, sakau, kaip aš skaitau sistemiškai šituos straipsnius, mes šį klausimą turėtumėm spręsti jau po parašų rinkimo lapų grąžinimo ir įvertinimo, bet šitą diskusiją negali, aš manau, turėti savo laiką ir šiame posėdyje, jeigu mes matome, kad nes vėlgi, aš vis tik tais grįžčiau prie to, kad aš manau, kad čia yra praleistas pačiame kandidato registravime tam tikras filtras, kuris buvo labai labai geras ir tam tikrus dalykus labai aiškiai išspręsdavo. Tai yra trumpa tokia chronologija, be abejo, kalbant teisinę kalbą, šitame procese daug daugiau faktorių yra, bet trumpai tariant yra tokia. Ir dabar klausimas mums, ar mes balsuodami už parašų rinkimo lapų išdavimą arba motyvuotai atsisakydami juos išduoti. Šią diskusiją mes turime dabar ar ją turime vėliau. Bet kaip ir minėjau, visi susipažino su pateiktais tikrai pakankamai daug duomenų ir mes kiekvienas turbūt turime įsivertinti, kas yra pagal civilinį kodeksą tas nuolatinis gyvenimas, o civilinis kodeksas, labai trumpai galiu pacituoti, čia turbūt antra knyga, kuri kalba apie fizinio asmens nuolatinės gyvenamąją vietą, kalba, kas yra ta nuolatinė gyvenamoji vieta, tai yra, kurioje jis nuolat ar daugiausiai gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta. Ir paskiau yra dar kai kurie dalykai išvardinami, į ką turbūt vyriausia rinkimų komisija ir kiekvienas narys turbūt spręsdama šitą klausimą ir pagal tai, kokius duomenis mums pateikia partija, spręs, ar jis atitinka būtent šitą nuolatinės gyvenamosios, taip kaip civilinis kodeksas jį apibrėžia. Ir labai daug iš tikrųjų šitoje diskusijoje buvo kalbų apie prieš tai buvusius, ypatingai vieną gerbiamo prezidento Valdo Adamkaus, tada kandidatų į prezidentus atvejį, bet reikia paminėti, kad jisai vyko, jo teisinis visas disputas vyko esant visai kitam teisiniam reglamentavimui ir galiausiai vyriausia rinkimų komisija atsisakė pagal tuo metu galiojusius teisės aktus registruoti ir teismas jau pritaikė visai kitą įstatymą. Tai čia yra tikrai manau, kad šiek tiek nelyginamas atvejis ir ten situacija buvo atvirkštinė. Deklaravimas nuolatinės gyvenamosios vietos. Tai mes dabar turim ir rinkimų kodeksą šiek tiek kitokį ir patį jau nuolatinės gyvenamosios vietos apibrėžimą. Tai va tiek trumpai chronologijos.
Turiu būtinai pasisakyti, kadangi mano parašo buvo priimti pareiškiniai dokumentai. Šiuo atveju taip tada plačiau jau pasisakysiu. Žiūrėkite, Vyriausia rinkimų komisija be abejo savo veikloje vadovaus ir konstitucija, ir rinkimų kodeksu, ir mūsų pačių sukurta tvarka. Noriu priminti, kad atsižvelgiant tai, ką kolegė, aš jau galbūt nekartosiu taip smulkiai tą teisinį reglamentavimą pasakė, kad Vyriausia rinkimų komisija, kai yra priimami pareiškiniai dokumentai, turi tik 3 dienas apsispręsti ir išduoti parašų lapus arba neišduoti. Ir noriu pabrėžti, kad neišdavimas parašų lapų turi būti motyvuotas. Jeigu mes nusprendžiam, kad viskas gerai, tai pakanka tokio sprendimo, tokių, kurie mes dabar teikiam, kad išduoti lapus, nes atitinka reikalavimų. Jeigu jau neišduoti lapus, tai tas sprendimas turėtų būti pagal kodeksą 79 straipsnio 1 dalį, motyvuotai atsisakant. Motyvuotai atsisakant priimti, ta prasme, neišduoti parašų lapus, reikia surašyti visą, ir manau, ir faktologiją, ir teisinį pagrindimą, ir būtent nurodyti, kurioje vietoje Vyriausia rinkimų komisija nemato pagrindo išduoti tos lapus. Vėlgi aš sutinku su tuo, kad yra labai trumpas laikotarpis, 3 dienas. Ir mano vertinimu, atsižvelgiant mūsų pačią tvarką, kuriomis mes ir pakeitėm nesenai, gal berods 2 posėdžius atgal, ir ją įrašome preambulę į mūsų sprendimą, tai yra vadovaujantis 20, 22, 23 punktais, mes buvom apsisprendę, kad klausimą, ta prasme, būtent tą klausimą, ar atitinka aplamai būti kandidatu šitas kandidatas, ar gali būti kandidatų prezidentus, ar jį pakanka to visų dokumentų, ar spręsdami visi tie keliami reikalavimai, ar jie teisėti ar ne. Aš manau, tas klausimas, mano nuomonė, turėtų keliauti jau tada, kai bus išduoti parašų lapai. Aš nematau jokios problemos, kad mes išduosim, ar po to daleiskim bus diskusija ir mes spręsime kitaip. Nes pagrindinės klausimas VRK bus registruoti kandidatų arba neregistruoti. Noriu pabrėžti, kad mūsų pačiuose dokumentuose, tai yra mūsų toj tvarkoje, apie kurią aš ne kartą jau kalbėjau, tai yra politinių partijų, politinių komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašas ir pareiškinių dokumentų formų patvirtinimas. Mes patys nustatėme 22 punkte, kur yra šitas ir preambulė, kad rinkimų komisija gavusi visus pareiškinius dokumentus atlieka pradinį jų patikrinimą. Tai yra patikrina, ar keliami kandidatai rinkimų dieną bus sukakę rinkimų kodekso nustatytą amžių, ar pagal kandidatą anketą nurodytus duomenis šiuo etapu anketos duomenis kituose informacijos šaltiniuose netikrinami, jis gali būti keliamas kandidatų atitinkamuose rinkimuose, ar rinkimų užstatas sumokėtas pagal rinkimų kodekso reikalavimus, ar nėra akivaizdžių duomenų, kad kandidatas pateikė ne savo nuotrauką. Tai būtent šioje apimtyje ir buvo atliktas tas pradinis tikrinimas ir šitie pateikti kandidato pono Glinsko dokumentai ir partijos dokumentai, kadangi jis partijos kėlė, visiškai atitinka. Jokių pažeidimų nėra, viskas tvarkingai yra pristatyta, viskas yra nurodyta, nuotrauka yra jo, amžius atitinka, ta prasme, jisai atitinka tam pradiniam tikrinimui, tiem pradiniam keliamiems reikalavimams. Todėl šiuo atveju, mano manymu, diskusija apie tai, ar išduoti parašų lapus ar ne, turėtų tada būti pakreipta ir turėtų būti su motyvais. Aš taip kaip vertinu mūsų kodeksą, nes ir mano pačios parašas, jis atitinka visiškai mūsų nustatytiems reikalavimas, atliekus tą pradinį patikrinimą, jokių pažeidimų aš nematau. Taip, aš puikiai žinau tą situaciją, kadangi jinai yra jau ir žiniasklaida yra aprašyta, ir taip ir aš galiu pasakyti, ir pati partija kreipėsi, klausdama VRK, nes yra dar vienas reikalavimas, kuris yra labai akivaizdus ir kuris yra labai rimtas. Dėl jo atitikimo, aš manau, reikia daryti atskirą posėdį ir aš manau, kad tą posėdį reikia daryti tada, kai bus sprendžiamas klausimas, ar registruoti kandidatą ar ne. Nes nuomonės gali būti skirtingos ir svarbiausia, kad jeigu žiūrėti rinkimo kodeksą į 10 straipsnį, 2 dalį, kur yra nurodyta, kas gali būti renkamas Respublikos prezidentu, taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad yra parašytas reikalavimas, kuris ir kelia dabar klausimą mums, kad Respublikos prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, kuris netrumpiau kaip 3 pastarosius metus gyvena Lietuvoje ir iki rinkimų dienos yra sukakęs ne mažiau kaip 40 metų ir gali būti renkamas Seimo narių. Būtent tas tislumą, kaip pasakė kolega, reikalavimas, jisai yra vertinamasis. Nes konkrečiai pasakyti šitoje situacijoje, gal aš užbėgu jau įvykiai
už akių, kaip sakant, į priekį pasakyti, kad šitas kandidatas galimai netitinka to reikalavimo, būtų formalus toks atsisakymas ar formalus įrodymas, aš tokio nematau. Yra tik vertinamieji kriterijai, o vertinamieji kriterijai taip, kaip kiekvienas VRK narys nuspręs, atsižvelgiant ir į kandidato ir partijos pateiktą visą informaciją, tikrai jos nemažai yra, atsižvelgiant į reikalavimus, kurie numatyti civiliniam kodekse, kad dabar perskaitė kolegija, ir aš labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad reikalavimus, kuris yra mūsų rinkimų kodeksas, atitinka ir konstitucija nustatytam reikalavimą, ir kalbama tiesiog apie gyvenamąją vietą Lietuvoje, netrumpiau kaip 3 metus, nekalbame apie nuolatinis, ir va tas skirtumas nuolatinį gyvenamąją vietą atitikti reikalavimą arba gyvenamąją vietą, bent civilinis kodeksas, tai yra 2.12 ir tam toliau tie straipsniai 16, 17, 18, jeigu aš neklystu, jie labai skirtingai pasako, ir pasako būtent pririšimą, kurioje vietoje reikia žiūrėti deklaravimą, kurioje vietoje nereikia žiūrėti deklaravimą, pakanka tiesiog būtent patiktų įrodymų, kurie yra gauti iš kandidato dėl tų ryšių asmeninių su šeima, su vieta, su gyvenimu, su ta prasme, su mokesčiais ir taip toliau. Čia yra visi vertinamieji kriterijai. Tai iš mano pusės, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, kaip kolegai pasakė, faktologiją, kur paprašė taip pat kolega Justas, tai dabar mes sprendžiam klausimą dėl parašų lapų išdavimą, dėl jo pirminį atliekant pradinį patikrinimą. Tai mano nuomonė yra tokia, kokia aš jau ir patikiu patvirtindama dokumentus. Pradinis patikrinimas atliktas, kandidatas atitinka pradiniams tiems kelimiems reikalavimams. Manau, kad pagrindas užduoti parašų lapus yra. Jeigu yra noras vyriausių rinkimų komisijos spręsti kitaip, tai tada turėtų būti pagal mūsų bendrą tvarką ir pagal mūsų reglamentą pateiktas alternatyvus sprendimas, kuriame turėtų būti jau įrašyti konkretūs motyvai, kodėl net nėra pagrindų išduoti šiam kandidatui parašų rinkimų lapus. Aš tokio pagrindo nematau, o klausiant tą, būtent sprendžiant, kad aš visiškai nekvestionuoju, kad kolega pasakė, kad jis nemato, ir galbūt čia yra logiška, jeigu nemato šitam etape, tai jam turbūt ir yra jo pozicija, kad neišduoti, nes tada galimai, jeigu bus priimtas sprendimas arba iš to kolegos pusės iš Andriaus, kad neregistruoti kandidatų, jis nori išlaikyti teistinumą teisinį, tai yra taip pat yra labai geras dalykas. Tai šituo atveju tada, nežinau, jeigu yra būtent noras pateikti alternatyvų sprendimą, manau, kad šitą klausimą reikia tada atidėti ir tada spręsti kitam posėdžiui. Arba balsuoti už šitą pateiktamą sprendimą, nes balsavimas taip pat yra tam tikros pozicijos jau parodymas ir išreiškimas. Tai manau, kad šiame etape šitas kandidatas atitinka keliamų reikalavimų, parašų labai jam gali būti išduoti ir aš tai siūlyčiau balsuoti už pateiktą sprendimą. Ačiū. Aš šitoj stadijoje aš nematau priežasties, kodėl galima būtų nebalsuoti už teikiamą sprendimą. Aš tiesiog išsakiau savo motyvus, kodėl aš balsuosiu prieš. Buvo pavartota žodis tęstinumas, bet gal aš kitokią savoką pavartočiau, bet iš kitos pusės galbūt detalizuosiu savo motyvus. Išduodami parašų rinkimo lapus, mes sukeliame lūkesčius kaip pačiam gerbiamam Giedrimui. Kitas dalykas, mes suteikiame lūkesčius ir tiem asmenim, kurie parašais parems šią asmenį. Tai mano vieninteliai argumentai galbūt būtų tie, nes iš esmės įvertinęs tą medžiagą, kurią turiu, aš žinau, kad net ir surinkus parašus, jei bus lapai išduoti kitoj stadijoje, vis vien balsuočiau prieš. Tai taip, yra tam tikra logika tame, nes aš negaliu iš savo pusės sukelt lūkesčių, o vėliau iš karto priimti sprendimą, kad nepaisant to, kad balsai yra parašai surinkti, jie yra nieko verti, tai tiek. Ačiū. Aš tiesą pasakius, trumpai noriu tik pasisakyti. Kolegas abi labai išsamei pasakė tiek teisinį reglamentavimą, tiek procesą. Ir aš lygiai taip pat matau kaip procesinį etapą, ar ne? Šiandieną parašų lapų išdavimas tai yra vienas iš etapų, ar ne? Ir aš nematau visiškai jokių šiam momente motyvų, argumentų, kad jų neišduoti.
Ir iš tikrųjų, aš labai girdžiu, ką gerbiamas Andrius sako, bet aš kažkaip manyčiau, kad jeigu yra siūlymas balsuoti prieš, ar nesakote, kad jūs balsuosite prieš, vis dėlto tai turėtų būti labiau kažkokie motyvai pateikti ir argumentai. Aš jų tiesiog neišgirdau. Tai ta diskusija tokia šiuo atveju yra viena pusė labiau, nes grinai tik dėl ar pačių argumentų neišgirsta ar neišdiskutuota. Gal tada apie juos diskutuosime kitame etape, jeigu gerbiamas kandidatas tą kitą etapą pasieks. Tai o labai trumpai, tai procesas atitinka mano nuomonę įstatymo reikalavimus ir nematau priežasčių, kodėl turėtum šiandieną neišduoti parašų rinkimo lapų. Ačiū. Justas ir Andrius kelia ranką. Ir dar, jeigu yra kažkas nuotoliu, kas atstovauja šį kandidatą, tai irgi galite pakelti ranką. Tai kol kas Justas tada Pankauskas, prašom. Ačiū. Aš irgi norėjau pasiteirauti, galbūt yra kandidato atstovai, nes klausimas visiems žinomas ar ne. Jisai, kaip minėjo Inga, nuo praeitų metų lapkričio mėnesio jau aptarinėjamas. Tai šitoje vietoje suprantu taip, kad priėmus sprendimą išduoti parašų rinkimų lapus paties kandidato suvokimui ir supratimui apie rizikas, jog kitam etape gali būti ir sprendimas priimtas neregistruoti kandidatu, net ir surinkus 20 000 ir daugiau atitinkamų parašų, kaip rizika išlieka. Ta diskusija žinoma, kad yra naudinga mums patiems šitame etape, todėl kad mes turime ne tik tai vertinti, susirašinėjame kaip komisija su ponu Jeglinsku, su partija ir teisingai ankstesniuose tuose savo atsakymuose negalėjome iš anksto įvertinti. Bet šiandien prasideda tas laikas, kada mes turime, iš esmės, sąžiningai ir teisingai yra pasakyti tai, ką tu matai šiomis aplinkybėmis, kas yra nutikę per mūsų 30 metų. Buvo ne tik tai tas kandidatas, kuris šiandien kolegės Ingos buvo įvardytas, buvo kandidatė, kuri taip pat turėjo karjeros sėkmę būdama Europos komisare. Ir šituo atveju, žinoma, naujaisiais laikais gali būti, atsižvelgiant įvairius teisės aktus, dar gali būti ir ateityje įvairių. Čia esmė yra ne tik tai visi pateikti, žinoma, dokumentai, pareiškiniai dokumentai, ne tik tai tai, ką papildomai yra pateikusi partija ponas Jeglinskas ir ekspertės išvada, kuri mano manimu yra silpnų labiau argumentų, kai galima rasti galbūt labiau stipresnių. Tačiau teisinga ir sąžininga yra, kada mes išduodami lapus turime minty tą situaciją, jog mes turime vieną kartą imti ir atsakyti, kaip iš tikrųjų gali būti vertinama šita aplinkybė pagal visus niuansus, kuriuos kolegė kaip tik Inga įvardijo. Ir tas gyvenimas šiandien Europos Sąjungoje ir pagal civilinį kodeksą, ir pagal kitas teisinės normas, ar nekilnojamo turto turėjimas, mokesčių mokėjimas, jis tikrai yra daugialypis. Mes nežinom taip pat perspektyvoje, gal kuris teismas imtų ir atsakytų, jog ten konstitucinėje normoje dėl reikalavimo 3 metų praleistas žodis nuolat gyventi. Ir tokia interpretacija yra per teisininkų įvairovės yra neatmestina. Todėl aš daugelį šitų dalykų įvertinęs, aš pasisakau už tai, kad būtų šiandien išduoti lapai ponui Jeglinskui. Inga kelia ranką. Inga. Žinot, aš tik pratęsdama diskusiją norėčiau pasakyti, kad mes trupučiuką nebėgtumėm, mano nuomonė, prieš traukinį, kadangi mes pamiršom visi dar vieną argumentą. 81 straipsnė, kur yra kalbama apie kandidatų registravimą, ir pirmoji daly yra kalbama, kad turi būti užregistruotas ne mažiau kaip likus 31 dienai iki rinkimų dienos. Yra kitas dar pagrindas, kad kandidatas gali būti neregistruotas, bet nebūtinai dėl to klausimo, kuris mes dabar sprendžiame, dėl to, kad netitinka, pavyzdžiui, sėslumo cenzų, PVZ, kaip aš sakau, gali netitikti. O dėl to, kad gali tiesiog nebūtų surinkti tie reikalavimai 20 000 parašų.
Arba galbūt bus kažkokie tai dar problemas, nes yra 4 dalyje, 81 labai yra aiškiai pasakyta, kad kandidatas neregistruojamas arba jo registravimas panaikintamas, jeigu nustatoma viena iš jo aplinkybių ir aišku, yra 1 dalis netitinka šio kodekso nustatytų reikalavimų. Ir tie reikalavimai, tai vienas iš jų gali būti, kad nebus surenkami parašai. Aš aišku, to nelenkiu kandidatų. Tegul visi surinka, visi kandidatai, bus daugiau, bus įdomiau, bet aš sakau, kad čia viena iš galimybių, koks gali būti VRK sprendimas kita linkme. Tai mes šitą taip pat turim nepamiršti. Ir dėl to aš sakau, kad klausimas dėl paties kandidato atitikimo jau šitam objektyviam reikalavimui, kuris yra ir tam tokiam, kuriam reikia galbūt kažkokiu turi papildomų duomenų arba mūsų ilgesnės diskusijos su pagrindimais turi būti sprendžiamas pagal mane ir pagal mūsų, dar kartą pasakysiu, tvarką, kurią mes patys patvirtinam ir nurodėm tą pradinį patikrinimą. Pagal mane neturi būti šiandien, nes mes tada patys savo prieštarausim, nes kam mes tada ir tvarką tą keitėm. Ir plus aš palaikydama ir prieš tai kalbėjusi kolega Andriu noriu pasakyti, kad ir toks yra mūsų, vis dėlto mes turim, prie kodekso mes dar turim pasižiūrėti ir Konstitucijos 78 straipsnį, kurioje lygiai taip pat pasakyta, kad Lietuvos Respublikos prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę ne mažiau kaip 3 pastarosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra susiję ne mažiau kaip 40 metų ir jisai gali būti renkamas Seimo nariu. Tai ta būtent diskusija mūsų, pagal kurią mes galėsime apsispręsti ir žinant pačiam kodekse tam tikras nuostatas, vis dėlto neišplaukia iš Konstitucijos. Konstitucijos yra pats viršesnis teisės aktas ir jisai taip pat kalba apie ne mažiau kaip 3 pastarosius metus gyvenęs Lietuvoje, o šitas dalykas, kaip aš sakau, šitas kriterijus, jisai yra labai vertinamasis, nes pasakysiu dabar tokį dar momentą, nes mes turime skirtingus rinkimus ir skirtingi rinkimai yra nustatyti skirtingi reikalavimai. Ir mes turime, pavyzdžiui, rinkimus į savivaldybės tarybos narius arba merus, kur yra vienas iš aktualiausių visiems, kas galėtų būti ir šitame kontekste reikalavimas vertinamas, tai yra deklaravimas gyvenamosios vietos. Bet ten yra kategoriškai pasakyta, kad jeigu tu neturi gyvenamosios vietos toj savivaldybėje, negali realizuoti savo aktyvioje teisę būti renkamas. Ir jeigu tu lygiai tas pats prieš 60 dienų nedeklaravai atitinkamą savivaldybėje savo gyvenamąją vietą, tai tu negali realizuoti savo pasyvioje teisę ir, ta prasme, aktyviau rinkti, o pasyviau būti renkamas. Tai negali, ta prasme, dalyvauti tuose rinkimuose būtent toje savivaldybėje. Tai kalbant apie rinkimus Lietuvos Respublikos prezidentus, mes tokio reikalavimo neturim. Dėl to aš pasakau, kad visas kitas variantas yra vertinamasis ir aš manau, kad čia reikia tokios stipresnios ir gilesnės diskusijos jau, kai mes priimsime sprendimą, jeigu iš tikrųjų bus visi parašai surinkti ir tada jau bus priimtas sprendimas, ta prasme, registruoti arba neregistruoti kandidatų. Ir tada manau, kad turėtų būti jau kviečiamas ir pats kandidatas. Visų pirma, mes turim kandidatų sudaryti teisę pasisakyti. Turi būti jo teisė gynybą užtikrinta, gali būti jo atstovas, jeigu kandidatas nenorės. Turėtumėm išklausyti ir jo poziciją ir turėtume tada įvertinti ir tos dokumentus, kurios tikrai daug pateikta yra Vyriausioji rinkimų komisija, pateikta iš paties kandidato, yra ir išvada vieno mokslininko. Tai dėl to aš palaikau dar kartą savo sprendimą apie tai, kad aš siūlyčiau balsuoti ir manau, kad pagrindo neišduoti parašų lapus, mano manymu, nėra. Dar 2 žmonės yra užsirašę eilę kalbėti. Ir ar teisingai matau, kad ir Maksimas jau dalyvauja posėdėje nuotoliu? Sveiki, esu. Ačiū Maksimai. Taip, Inga Milašiūtė kėlė ranką. Tikrai nenoriu dar eterio daug užiminėti, bet iš tiesų, kadangi grįšiu prie savo tos minties, kad aš vis tik manau, kad teisinis reglamentavimas, kurio lauke mes dabar šiuo metu operuojame, turbūt galėtų būti tobulesnis. Vėl grįšiu prie to pačio, kad buvęs tas pretendento būti kandidatu etapas, jisai šitos klausimus tam tikrą prasme sprendė, jo nėra, tai turime tai, ką turime. Ir tik tais, aš iš vienos pusės tikrai pritariu Vyriausiosios rinkimų komisijos šitai pozicijai. Pirmas etapas objektyviųjų duomenų įvertinimas vėliau, esant reikalui, užklausos pagal minėtą mano straipsnį, tai visas yra taip. Tik aš kitoj pusėje taip pat matau ir kandidato teisinį interesą. Tai reiškia, kad nebūti, pavadinkim taip, priverstinai keliautojų tam tikrais etapais, jeigu jis jau matytų, sakykime, iš mūsų
pirminio posėdžio, ar ne, kad yra dauguma narių, kurie mano, kad tų kriterijų netitinka. Tai kadangi mūsų vis tik tai tas kažkoks balansas, tai manau, kad šiandien ta diskusija, jinai tam tikrą balansą įneša, turbūt stebintis posėdį gali matyti daugmaž kokios yra, kokie argumentai galbūt pasisakančiųjų ir panašiai, bet kalbant apie tai, kad aš vis tik manau, kad balsavimas VRK nario vardan to, kad mes savo veikloje vadovaujamės ir viešumo, nepriklausomumo ir įvairiais kitais principais, jisai turi būti motyvuotas ir mūsų sprendimai privalo būti motyvuoti. Tai manau, kad tas balsavimas prieš buvo paminėta, kad lūkesčių rinkėjams ar ne, nesukėlimas, bet tas pagrindinis motyvas jis vis tiek turi būti, nes balsavimas prieš tiesiog jisai turbūt negalėtų būti. Tai aš tiesiog galbūt kalbu apie kitus narius, kurie dar nepasisakė ir manytų balsuoti prieš, nes aš manau, kad vis tiek argumentai balsavimui prieš jį turi būti išsakyti. Tiesiog vardan to gerojo viešo administravimo. Ačiū. Kai dar ranką kėlė kandidatas atstovė Inga Barišauskė, prašom. Labą dieną, būsiu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė. Tai mūsų vertinimu irgi šiuo metu nėra pagrindo atsisakyti išduoti rinkimų parašų lapus. Kandidato pareiškiniai dokumentai yra pateikti tvarkingai, minimalius reikalavimus objektyvius atitinka, kad išduoti parašų lapus, ir kol nėra sprendimo komisijos priimto dėl atsisakymo ar pritarimo registruoti jį kaip kandidatą, neturėtų būti kandidatų užkirstas kelias rinkti parašus, o rizikas mes visi įsivertiname. Taip pat, kaip minėta, buvo pateikta išsamus dokumentai vyriausiai rinkimų komisijai, eksperto išvada, kuri pagrindžia, kad kandidato socialiniai ekonominiai ryšiai nebuvo nutrūkę su Lietuva. Tai eigoje, manau, šitas dalykas turėtų būti įvertintas, o dabar parašų išdavimui neturėtų būti kliūčių. Tai tokia nuomonė jums. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Jeigu nėra, tai turbūt vyksim balsavimui. Tai vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamas į rinkimų kodekso 79 straipsnio 1 dalimi ir politinių partijų, politinių komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinto vyriausiosios rinkimų komisijos 22 metų lapkričio 29 dienos sprendimu numeris SP 113 20, 22, 23, 24 punktais nusprendžia išduoti Giedrimui Jeglinskui 2024 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus ir sudaryti galimybę paremti jį elektroniniu būdu vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale rinkėjo puslapis. Aš tik tai dar tokią redakcinę. Kadangi dalis kandidatų yra kelti politinių partijų, tai turbūt reikėtų nurodyti partiją pareiškėlę. Tai būtų išduoti Giedrimui Jeglinskui, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatui. Iškeltam. Gerai. Tai ar galim pritarti, kas už tai, kad būtų priimtas pirmas punktas? Vienuolika už, kas prieš? Ir susilaikiusių nėra, tada 12 jau turim. Tai 11 komisijos narių balsavus už, parašų rinkimo lapai būtų išduodami. Tai antrų punktų nustatyti, kad popieriniai rinkėjų parašų rinkimo lapai išduodami ir prieiga paremti kandidatą elektroniniu būdu sukuriama 24 metų vasario 21 dieną, tai yra rytoj. Galim pritarti turbūt bendrų sutarimo. Taip jau beprasme. Taip, ir tada žiniai tiesiog informavom, kad 9 valandą rinkimų organizavimo skyriuje galima atsiimti parašų rinkimo lapus. Taip pat bus sukurta prieiga. Priminsiu, kad vienas rinkėjas gali pasirašyti už keletą kandidatų, bet nedaugiau kaip vieną kartą už vieną kandidatą. Čia labai svarbu, kad nesusipainiotų, kad ir popierinėme lape ir elektroniniu būdu nepasirašytų keletą kartų. Ir lauksime atsiimant parašų rinkimo lapų ir tik tai primintina, kad juos vėliau reikia visus sugrąžinti, net ir tuos, kurie buvo nepanaudoti. Ir šis sprendimas gali būti skundžiamas. Tai ačiū. Antras kandidatas pagal abėcėlę Andrius Mazuronis. Tai kolegos, kas priėmė Andrius Mazuronio dokumentus. Jolita Pušytė, prašom.
Taip, aš tikrinau politinės kampanijos dalyvio Andriaus Mazuronio pareiškinius dokumentus. Visi dokumentai yra pateikti, tinkamai užpildyti, užstatas yra sumokėtas iš kandidatui priklausančios sąskaitos. Trumpoji rinkimų programa atitinka programos apimties reikalavimus ir siūlau išduoti šiam kandidatui parašų rinkimo lapus. Ačiū, Jolitai. Ar būtų kažkokių pasisakymų, ar dalyvauja kažkas iš atstovų? Mato, Nordas tai neprašė. Tai kadangi diskusijos nėra, tai turbūt pradinio jau nebeskaitysiu pradinės dalies. Tiesiog, kas už tai, kad išduoti Andrių Mazuronį iškeltam darbo partijos 2024 m. gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus ir sudaryti galimybę paremti jį elektroniniu būdu Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale rinkėjo puslapis. Ar reikia balsuoti ir galim bendrų sutarimo? Bendrų sutarimo. Tai dalyvaujant 12 komisijos narių, pritarta bendrų sutarimu ir lygiai taip pat parašų rinkimo lapus galima imti rytoj nuo 9 valandos rinkimų organizavimo skyriuje. Trečias asmuo pagal abėcėlę Gitanas Nausėda. Dokumentus priėmė Olga. Prašom, Olga. Taip, šito kandidato Gitanos Nausėdos pareiškinius dokumentus priėmiau aš, atlikau pradinį patikrinimą, visi dokumentai pateikti tvarkingai, nuotrauka atitinka reikalavimų, rinkimų programa, kaip pasakė kolegė, ta prasme, jos skaičius taip pat yra atitinka reikalavimų, todėl aš manau, kad parašų labai gali būti išduoti. Ar būtų pasisakymų, paklausimų, ar turim atstovų? Mato nesigirdi, rankų nematau. Tai analogiškai, kas pritarė tai, kad išduoti Gitanui Nausėdai 2024 m. gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose popierinius rinkėjo parašų rinkimo lapus ir sudaryti galimybę paremti jį elektroniniu būdu Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale rinkėjo puslapis. Ar galima pritarti bendrų sutarimo? Galima. Pritarta bendrų sutarimo dalyvaujant 12 komisijos narių ir taip pat parašų rinkimo lapus galima atsiimti rytoj nuo 9 valandos. Ačiū. Ketvirtas kandidatas Ingrida Šimonytė ir tik Martynas priėmė ir tik tai prieš pristatant šį klausimą dar pasakysiu, kad kai gavom pareiškinius dokumentus, dar gavom atskirai kreipimąsi ir prašo neišduoti parašų rinkimo lapų, o sudaryti galimybę rinkti tik tai elektroniniu būdu. Tai šiek tiek siūlomas sprendimo projektas keičiasi, atsižvelgiant į tai, kad kandidatė nenori popierinių parašų rinkimo lapų. Tai prašom, Martinai, kaip su dokumentais? Su dokumentais viskas yra gerai, eigoje truputėlį buvo patrumpinta trumpoji rinkimų programa, nes buvo per daug ženklų, o daugiau jokių pastabų nebuvo, viskas tvarkoja, dėl to siūlau išduoti. Neišduoti lapų, bet rinkti parašus elektroniniu būdu, kaip pageidauja kandidatė. Ačiū, Martinai. Ar būtų kažkokių pasisakymų, klausimų? Šis sprendimas skambės kiek kitaip. Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi rinkimų kodekso 79 straipsnio 1 dalimi ir politinių partijų, politinių komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo 20, 22, 23, 24 punktais ir atsižvelgdama į Ingridos Šimonytės vasario 19 dienos prašymą sudaryti galimybę paremti ją tik elektroniniu būdu, nusprendžia sudaryti galimybę Ingridą Šimonytę iškeltą Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų 2024 m. gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose paremti elektroniniu būdu, sukuriant prieigą Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale rinkėjo puslapis 2024 m. vasario 21 dieną. Antru punktu patenkinti Ingridos Šimonytės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjo parašų rinkimo lapų. Ar galima pritarti abiem punktam bendrų sutarimo? Ačiū, pritarti bendrų sutarimo. Prašom Gitaną po balsavimo. Bet tai nors kolega ir paminėjo, bet tikrai noriu atkreipti dėmesį, kad kandidatė rinks parašus ir rinks juos elektroniniu būdu, kad niekas nesusiklaidintų. Dėkui. Kandidatė išvengti pasirašymo už ją, nes sistema neleidžia du kartus pasirašyti už vieną kandidatą. Taip, ačiū. Kitas kandidatas pagal abėcėlę yra Eduardas Vaitkus. Kas priėmė iš kolegų jo dokumentus?
Martynas. Aš priėmiau dokumentus, su dokumentais viskas tvarkoja, užstatas sumokėta, siūlau leisti rinkti parašus. Ačiū, Martynai. Ar yra pasisakymų klausimų? Taip, Andrius Vaišnys kelia ranką, prašom. Taip, aš suprantu, kad šitame etape komisija neturi kitos galimybės, bet jis turi formaliai tik tai vertinti pareiškinius dokumentus, bet žinoma, toje programoje, kuri yra pateikta, tai vadinama kandidatų rinkiminėje programoje, kuri bus paviešinta ir paskelbta, toje programoje matau tam tikrą dalyką, kuris reikalautų ir visuomenėje įspėti, ir mane kaip vyriausios rinkimų komisijos narį ateityje susilaikyti nuo tokio kandidatų registravimo iš karto, todėl kad rinkimų programoje iš esmės yra informacija, žiūrint net rinkimų kodekso 81 straipsnio dėl tikrovės netitinkančios informacijos, tai sudaro, matyti, šitos programos esmę. Nekalbant jau apie tai, kad programoje yra vardijamas agresyvus NATO blokas, nors tai yra gynybinis blokas, kuriam mes priklausome. Ir tai yra tuo dar pavojingas dalykas, kad iš esmės ir užsienio politika, ne tik tai vidaus politika, gali visiškai būti pakreipta kitaip. Mano nuomonė, vyriausioji rinkimų komisija nėra tik tai formalus toks institutas, kuris veiktų, ir mes jau pirmų klausimų tą įstikinom svarstydami, kaip savotiška dokumentų priėmimo institucija, kuri perduoda vien tik tai visuomeniai skelbti. Nes istorinė raida rodo, kad yra nemažai atvejų, kada tiesiog politikoje dalyvaujantis asmenys ne tik tai klaidina ir angažuoja dalį visuomenės tam tikriems toliau klaidingiems sprendimams. Bet taip pat įvelia mus visus iš tikrųjų į labai neteisingus sprendimus. Nes jeigu mes žiūrime į klausimą itin formaliai, tai mes tarsi užmerkiam akis ir nematom to, kas parašyta pagal rinkimų kodeksą formaliai pateiktame dokumente. Tai yra kandidatų rinkimų programoje. Tai šiandien žinoma, kad įstatymų leidėjas taip suformulavęs tokias sąlygas, kad netrukdo tokiems kandidatams išduoti rinkimų lapus. Tačiau registruojant jį, aš turėsiu atsižvelgti, pavyzdžiui, į 81 rinkimų kodekso 81 straipsnį. Ačiū. Inga. Tai iš tiesų labai dėkui kolegai, kad iškėlė šitą klausimą. Šitas klausimas iš tiesų yra nevienareikšmis. Tikrai, aš galbūt netgi diskusijos dėliai referuočiau ne jūsų minimą straipsnį, kas yra irgi be abejo nagrinėtinas kontekste, bet į 93 straipsnį, kuris kalba apie rinkimų agitacijos pagrindus. Ir jame yra parašyta, kad antroje dalyje, kad rinkimų agitacija vykdoma laikant konstitucijos, kodekso ir kitų įstatymų moralės, teisingumo, visuomenės darnos, sąžiningumo ir garbingų rinkimų principų. Draudžiama vykdyti rinkimų agitaciją netitinkantį šioje dalyje nurodytų reikalavimų, naudoti manipuliavimo internetinių socialinių tinklų, paslaugų, platformos paskyromis priemonės. Tai iš tiesų turėčiau pritarti, kad vyriausioji rinkimų komisija, turėdama įpareigojimą labai dideliu tiražu atspausinti ir rinkėjų supažindinti, jiems išnešiojant tas vadinamas programinės nuostatas, tas vadinamą informacinį leidinį, jinai turi tam tikrame etape, galbūt ne šiame, bet vėlesnėme vertinti kandidato politinę programą, sutrumpintą jos variantą, būtent šituo kampu atitikimo konstitucijai ir visiems kitiem reikalavimam. Mano pirmosios kadencijos praktikoje yra buvę atveju, kada kandidatai norėjo įsirašyti tam tikrus sakinius, kurie turėjo prielaidos būti laikomi neapykantos kurstymų, tam tikrų tautinių mažumų atžvilgių, bet po tam tikrų kalbėjimų tokie buvo pasisakymai išimti. Bet
susipažinusi su trumpąja šito kandidato programa, tam tikri sakiniai jie iš tiesų kelia debatų. Ir aš manau, kad vyriausia rinkimų komisija, tikrai pritariu, nėra tik tais perspausdintoje už biudžeto lėšas programų ir juo labiau, jeigu jinai manytų, kad tai turi indikacijų pačių įvairiausių, nuo neapykantos kurstymo ar kitų, kurie netitinka mano minėtų reikalavimų, jinai turbūt galėtų ir turėtų būtinai imtis tos iniciatyvos. Ir aš manau, kad šita diskusija nebus tikrai gili, nes mes balansuojam ant tokios ribos tarp saviraiškos, laisvo žodžio, pasisakymo, teisės į nuomonę ir būtent tai, kas prieštarauja konstitucijai, moraliai ir visiems kitiem dalykam. Nes šalia tos sutrumpintos programos, kuri jau dabar mums kelia tam tikrų klausimų diskusinių, bus ir ta einamoji politiko pasirinkta rinkimų agitacija, kuri bus stebima mūsų, stebima visų rinkėjų, dėl kurių galima bus ar negauti ir skundus, ir mes tirsime. Tai, manau, šitas procesas tikrai nebus formalus. Taip, kad labai sutinku su jūsų iškeltą mintim ir kad tai tikrai guls ant vyriausiosios rinkimų komisijos pečių kitame etape. Kaip suprantu, pagal naujus kodekso pakeitimus mes turėtume informuoti kandidatą nedelsiant ir kad jisai tas trūkumus pašalintų ne vėliau kaip likus 65 dienom iki rinkimų. Programa, nes programa yra vienas iš pareiškinių dokumentų. Tai turbūt kol kas galim. Taip, Andriu, keliam. Taip, mes galime, žinoma, ir turime tai pasakyti, bet tai, kaip dabar, apie ką dabar mes kalbam, kad išplatindami, pavyzdžiui, išplatindami tokį turinį, mes kažkuria prasme dalinamės atsakomybę. Mes siūlome, viskas čia ok, ne, tai nėra ok. Aš manau, kad gal šiandien tai ne vienintelis pasisakymas tą temą bus, bet tai yra labai svarbus dalykas ir formaliai tvarkos, dėl formalios tvarkos, bet labai svarbu tokios etikos, politinės nuovokos mūsų visų šitas klausimas. Dar noriu paminėti, kad yra VRK patvirtinta rinkimų programų spausdinimo tvarka. Ir pagal šią tvarką, nes dabar tik tai bus vertinamos tos programos, nes bus, aišku, tikrinamos ir gramatinės klaidos ir visokie atitikimai ir taip toliau. Tada, jeigu kažkas netitinka, mes siunčiame kandidatui, kad ar pataisykite, ar sutvarkykite. Ir jeigu kandidatas nesutinka, mes tiesiog leidinyje tos programos nespausdinam ir niekur jos neviešinam. Tiesiog leidinyje būna užrašyta, kad kandidatas nepateikė tokį ten punktą, atitinkančią programą ir taip toliau. Dabar mintinai neatsimenu to sakinio, bet tiesiog mes jos tada nespausdiname ir neviešinam. Taip, jo, netitinka reikalavimų pateikta rinkimų programa. Tai turbūt šiame etape išduodam, balsuojam dėl parašų lapų išdavimo, po to šiek tiek vėliau. Į posėdį atvyko Šarūnas Liekis, taip, Gitana dar kelia ranką. Aš taip pat tikrai atkreipiu dėmesį į kandidato pateiktą programą ir iš tikrųjų kyla dvejopos mintys tarp to, kas yra žodžio laisvė, kandidato atvirumas prieš rinkėjus ir tarp to, kas jau yra, galimai netitinka įstatymo ir visuomenės ir ramybės. Tai tiesiog, ką kolegos pasiūlė, kad mes iš tikrųjų turim pasižiūrėti atsakingai į tą programą ir galimybės ar ne, galbūt net ir nespausinti programos, bet aš manau, kad mes turėsime tikrai didelę ir intensyvę diskusiją dėl to, kaip mes turime vertinti ir gal pagalbos galėsim iš šono kreiptis, nes iš tikrųjų nespausinti programos turbūt irgi yra tam tikras nebūtinai geras dalykas.
Tai tiesiog šiandien turbūt atveriam diskusiją ir turėsim tikrai nemažai darbo, kad įvertinti ir kuo aiškiau rinkėjams pristatyti kandidatus. Aš turbūt trumpai pasisakysiu, kadangi sutinku su kolegomis, ką viskas buvo išsakyta, nes ir man kliuvo ta programa, tačiau manau, kad procedūra yra aiški, kaip ir pasakė kolega Reda. Ir čia yra svarbu, kad pats kandidatas galbūt girdė mūsų posėdį, išgirstų, ką yra kalbama, nes pirmas žingsnis būtų jo. Jeigu vyriausia rinkimų komisija mato, kad tą programą tikrai, aš manyčiau, dar 21 straipsnė yra dar daugiau net punktų, pagal kurį mes galim, ta prasme, net neregistruoti kandidatą su tokia programa, bet jam bus suteikta galimybė tą programą pataisyti, kad jinai atitiktų, nes to tvarkoje, kurioje mes kalbam, taip pat yra kalbama, kad programa negali būti, jeigu aš teisingai prisimenu, nei kurstimo, nei prieštaravimo konstitucijai ir taip toliau. Jam bus suteikta galimybė pataisyti tą programą, mes ją matysime, mes ją turėsime ir tada bus jau sprendžiamas klausimas, ar su programa, ta prasme, ar ją viešinti ar neviešinti. Ir jeigu jau bus kategoriškas, pavyzdžiui, atsakymas iš kandidato, kad jis nemato problemų su tą programą, tai mes turim visus svertus ir spręsime tada jau net iki to, kad, ta prasme, dėl galimybės registruoti tokio kandidato ar ne. Tai tiek. Tai tiesiog siūlau balsuoti, kas už tai, kad išduoti Eduardui Vaitkui 2024 m. gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose popierinius rinkėjo parašų rinkimo lapus ir sudaryti galimybę paremti jį elektroniniu būdu Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale rinkėjo puslapis. Ir antras, nustatyti, kad popieriniai rinkėjo parašų rinkimo lapai išduodami ir prieiga paremti kandidatą elektroniniu būdu sukuriama vasario 21 dieną. Ar galim bendrų sutarimo, reikia balsuoti? Reikia balsuoti. Taip, kas už tai? Dešimt už, kas prieš? Kas susilaiko? 2 susilaikė. Tai 10 balsavus už, 2 susilaikius, sprendimas priimtas. Ačiū. Kitas kandidatas pagal abėcėlę Aurelijus Veryga. Kas iš kolegų priėmė Aurelijų? Tai prašom, Dana. Priėmiau kandidato Aurelijaus Verygos pareiškinius dokumentus. Dokumentai buvo pateikti visi. Iš pirminio vertinimo viskas užpildyta pagal reikalavimus, užstatas sumokėtas, todėl šiame etape tikrai nėra pastabų. Tai galima išduoti lapus. Iškeltam Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 24 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose popierinius rinkėjo parašų rinkimo lapus ir sudaryti galimybę paremti jį elektroniniu būdu Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale rinkėjo puslapis. Antras punktas, nustatyti, kad popieriniai rinkėjo parašų rinkimo lapai išduodami ir prieiga paremti būtų sukuriama vasario 21 dieną. Galim bendrų sutarimo, reikia balsuoti? Bendrų sutarimo pritarta, dalyvaujant 12 komisijos narių. Ačiū. Paskutinis pagal abėcėlę, po to bus pagal pateikimo laiką, tai Remigijus Žemaitaitis. Kas iš kolegų priėmė Remigijus Žemaitaičio dokumentus? Maksimas gal. Gal atsijungęs. Gerai, taip. Tai tikrai turiu anketą, visi nurodyti pagal nurodytus dokumentų duomenis, jisai iš tikrųjų atitinka kodekso reikalavimus, tai yra ir pagal amžių, ir pagal atsakymus pateiktus, ir į klausimus, tai dokumentai visi yra, tai turbūt galim tada, ar yra kažkokių pasisakymų? Yra? Gerai. Tai kas už tai, kad pirmo punktų išduoti Remigijui Žemaitaičiui prezidento rinkimuose popierinius rinkėjo parašų rinkimo lapus ir sudaryti galimybę paremti jį elektroniniu būdu
portale rinkėjo puslapis. Antras, nustatyti, kad popieriniai rinkėjo parašų rinkimo lapai išduodami ir prieiga paremti kandidatą elektroniniu būdu sukuriama vasario 21 dieną. Reikia balsuoti ir galim bendrų sutarimu? Bendrų sutarimu pritarta, dalyvaujant 12 komisijos narių. Ačiū. Pagal pateikimo laiką toliau bus kandidatai. Tai Valdas Tutkus. Kas priėmė Valdą? Taip, Gitana, prašom. Kandidato į prezidentus Valdo Tutkaus pareiškinius dokumentus priėmiau aš. Taip pat pirminio patikrinimo metu viskas buvo užpildyta, visi dokumentai reikalaujami pateikti, užstatas sumokėtas. Todėl šiuo metu nėra priežasčių neišduoti parašų rinkimo lapų. Be abejo, labai svarbi ir įvairovė, ir kaip čia šiandien nuskambėjo, nuomonių įvairovė ir žodžio ir spaudos laisvė, bet yra ne tik tai spaudos ar žodžio laisvės klausimas, bet yra tikrai labai svarbus informacijos dalykas tuo požiūriu, kad visuomenė neturi būti klaidinanti. Ir mes pradėję tą diskusiją vienu klausimu apie programas ir šituo atveju turėtume atkreipti dėmesį, kad yra pateiktas dokumentas, kuris iš esmės prieštarauja prezidento vykdomoms kompetencijoms pagal konstituciją. Tai vienas aspektas, kurį, mano nuomonė, jeigu komisija pritartų platinti tokią rinkimų programą, tai vėlgi dalintųsi atsakomybė. Antrasis dalykas yra irgi sudėtingas, ta prasme, kad kai būsimasis prezidentas yra atsakingas už užsienio politiką, ir čia yra įspėjimas šiandieninio karo kontekste mums, kad tai yra kandidatas, būsimasis kandidatas, kuris nori atkurti gerus santykius su visomis kaiminimis šalimis. Tai šita programa akivaizdu, kad prieštarauja visai tai politikai ir įsipareigojimams, kuriuos šiandien turi Lietuva, priklausydama tarptautinėms organizacijoms ir ypatingai saugumo organizacijoms. Todėl aš taip pat perspektyvoje matau, jeigu bus palikta ir platinama, ir taip pat, jeigu bus iš esmės šitos normos toliau skleidžiamas, turėčiau susilaikyti nuo tokio kandidato registravimo ateityje, nepaisant, kad lapai be abejo gali ir šiandien turi teisę būti išduoti. Todėl, kad tai iš esmės, ne tik, kaip sakiau, visuomenės klaidinimas, bet tai netitinka tiesiog mūsų Lietuvos saugumo ir tarptautinės politikos principų ir kai kurių šiandien priimtų įstatymų susijusių su saugumu. Ačiū. Martinas, taip, prašau, Martinai. Taip, be programos mums tikrinant dokumentus, kadangi žiūrėjom keli žmonės grupėje, kilo kai kurių klausimų dėl šio kandidato turto ar pajamų deklaracijų. Ir aš nežinau, ar mes galim pasitarti, ar yra šitokia tai praktika vyriausios rinkimų komisijos darbe, kaip elgiamasi tokiais atvejais, nes mes nesame mokesčių inspektoriai ir netikriname žmogaus pajamų ir turto. Ačiū, klausimą išgirdom. Tikrai tos deklaracijos dar neviešinamos ir tie dokumentai galima juos bus tikrinti vėliau, bet mes dar šitame etape netikrinam, nes mes turim tą laiką, kur galime kreiptis į institucijas ir institucijos gali mums pateikti atsakymus ir be to primintina, kad iš tikrųjų kandidatai teikia deklaracijas dar iki pradinių deklaracijų suformavimo etapo ir tikrai, ta prasme, patys tą nurodė informaciją ir kai jų mokesčių inspekcija turės pradinės deklaracijas, ką girdėjau tarp kitko šiandien, tai jau planuoja atidaryti, girdėjau ryte per žinias, tai tikrai, jeigu kandidatai pasitikslins deklaracijas, kreipsis į mus ir tada bus patikslinta, tai dar jos yra neviešinamos ir tiesiog tada eigoje galėsim. Okay. Prašom, Gitana. Kadangi, kaip ir buvom iš anksto, jau prie kitą klausimą kalbėję, kad duomenų tikrinimas su institucijomis vyks vėlesnėme etape, tai registruojant kandidatus, turėsim tikrai visus atsakymus.
Vėlgi, pradžia ta pati. Tai kas už tai, kad pirmų punktų išduoti, ar reikės balsavimo, ar galėsim bendrų sutarimo? Kas už tai, kad išduoti Valdui Tutkui 2024 metų, gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus ir sudaryti galimybę paremti jį elektroniniu būdu portale rinkėjo puslapis. Kas už? 10 už, kas prieš? Kas susilaikė? Tai 10 balsavus už, 2 susilaikius, parašų rinkimo lapai išduodami. Ir antras punktas nustatyti, kad popieriniai rinkėjo parašų rinkimo lapai ir prieiga paremti kandidatą elektroniniu būdu sukuriama vasario 21 dieną. Čia papult bendrus tarimų galim. Ačiū. Tas kandidatas pagal pateikimo laiką yra Dainius Žalimas. Kas priėmė dokumentus? Olga, matau. Šio kandidato Dainiaus Žalimo dokumentus priėmiau aš, dokumentai pateikti tvarkingi, atitinka pradiniam patikrinimu, tai aš siūlau, ta prasme, rinkimų užstatas taip pat sumokėtas, programa atitinka, nuotrauka atitinka, tai amžius atitinka, tai siūlau būtent priimti sprendimą ir išduoti parašų rinkimo lapus. Ačiū. Būtų pasisakymų, klausimų? Čia ta pati. Pirmas punktas išduoti Dainiui Žalimui iškeltam Laisvės partijos 2024 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose popierinius rinkėjo parašų rinkimo lapus ir sudaryti galimybę paremti jį elektroniniu būdu portale rinkėjo puslapis. Ir antras punktas nustatyti, kad popieriniai rinkėjo parašų rinkimo lapai išduodami ir prieiga paremti kandidatą elektroniniu būdu sukuriama vasario 21 dieną. Ar galima pritarti bendrų sutarimu? Dalyvaujant 12 komisijos narių pritarta bendrų sutarimo. Ir paskutinis kandidatas šiandien tai yra Ignas Vėgėlė. Kas priėmė dokumentus? Jolita, prašom. Jo, aš priėmiau politinio kampanijos dalyvio Igno Vėgėlės pareiškinius dokumentus. Visi pateikti dokumentai yra tinkamai užpildyti, atitinka pradinio vertinimui keliamus reikalavimus, tad siūlau išduoti šiam kandidatui parašų rinkimo lapus. Ar pasisakymų klausimų? Nematau rankų, atstovų taip pat nematau. Tai pirmu punktu išduoti Ignui Vėgėlei 24 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose popierinius rinkėjo parašų rinkimo lapus ir sudaryti galimybę paremti jį elektroniniu būdu rinkėjo puslapis. Ir antra, nustatyti, kad popieriniai parašų rinkimo lapai išduodami ir prieiga paremti kandidatą elektroniniu būdu sukuriama vasario 21 dieną. Ar galime pritarti bendrų sutarimo? Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Tai pagal šiandien priimtus 10 sprendimų, 10 kandidatų, rytoj išduodami parašų rinkimo, 9 kandidatam išduodami parašų rinkimo lapai, 10 kandidatų sukuriama prieiga paremti juos elektroniniu būdu. Visus kandidatus ar jų atstovus prašome atvykti atsiimti ir primenam, kad visi rinkėjai gali pasirašyti, kad ir už keletą kandidatų, tačiau nedaugiau kaip vieną kartą už vieną kandidatą. Jeigu būtų nustatyta, kad vienas rinkėjas pasirašė už tą patį kandidatą kelis kartus, būtų išbraukiami visi jo parašai, nepaliekamas nei vieno. Tai ačiū. Pirmas darbotvarkės klausimas iš visų 10 projektų baigtas. Antras, dėl savivaldybių, apygardų ir apylinkių rinkimų referendumo komisijų posėdžių organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pranešėjas Rokas Stabingis. Praeitam posėdėje svarstėm ir tiesiog turėjom redakcinių pasiūlymų. Tai prašom, Rokai, pristatyti. Labą dieną. Taip, iš tikrųjų, praeitam posėdį šitas aprašas jau buvo svarstytas, buvo suderinti redakciniai papildymai ir aš galbūt tada iš naujo visko nepristatinėsiu, tik pasakysiu, kas buvo pataisyta. Tai iš aprašo 8 punkto buvo į 4 punktą perkelta posėdžių organizavimo būdai, būtent tie nauji būdai, nuotoliniai ir mišrieji. Ir buvo papildytas dar vienas sakinys, kad posėdžiai dėl rinkimų komisijų narių pasižadėjimų davimo turi vykti posėdžių salėje ir nuotolinio ar mišriojų būdų negali būti organizuojami. Pagal savo jau pačią tvarką, jeigu duodi, reikia pasirašyti pasižadėjimą, tai nuotoliniu būdu turbūt neįmanomas toksai dalykas.
Bet aš čia truputį dar palieku erdvės diskusijai, nes iš vienos savivaldybės rinkimų komisijos gavome tokią nuomonę, kad gal iš viso savivaldybių rinkimų komisijom nereikia tų nuotolinių posėdžių, bet galbūt čia būtų toks jau labai radikalus, sakysim, pakeitimas, tai čia paliksiu komisijai apsispręsti, jeigu reikėtų, tada reikėtų, nu, žodžiu, gal vėl redaguoti tą aprašą ir iš naujo tada atnešti. Tai toks būtų 4 punktas, dabar 8 punktas yra papildyta. Skelbime apie rinkimų komisijos posėdį turi būti nurodyta ši informacija, posėdžio data ir laikas, posėdžio organizavimo būdas, nuotolinis mišrusis rinkimų komisijos būstinėje, posėdžio vieta nurodoma, posėdžio darbotvarkė ir kontaktiniai duomenys. Apie rinkimų komisijos posėdį taip pat galima skelbti ir kitais papildomais būdais, kas buvo ir anksčiau. Dabar tai mes suprantam, kad šita informacija būtų kaip ir minimali informacija, kontaktiniai duomenys reikalingi tam, jeigu kažkas norėtų prisijungti, stebėti tą posėdį, kuris pagal savo principą turi vykti viešai, tai toks asmuo galėtų gauti posėdžio nuorodą ir prisijungti. Ir papildytas 13 punktas dėl vaizdo ir garso įrašo darimo. Tai būtent jeigu yra techninės galimybės, šita frazė papildyta. Dėl garso ir vaizdo įrašo darimo sprendžia rinkimų komisija balsavimu. O pirmininkas atsakingas už įrašų saugojimą. Ir dar papildyta, kad laisvos formos garso ir ar vaizdo įrašo sunaikinimo aktas pateikiamas VRK, kad nebūtų taip, kad neliktų nesunaikinta. Tai tokie būtų papildymai. Kviečiam diskusijai. Ačiū Rokui, Olga kėlė ranką. Nežinau, turbūt nekėliau, bet gerai, aš vis tiek. Gal, bet vis tiek tada pasisakysiu to, kad aš visus savo argumentus išsakiau praeitame posėdėje. Aš taip pat čia palieku jau spręsti pačią komisiją. Aš, kaip ir jau sakiau, manau, kad šitie pakeitimai yra geri, bet aš būčiau linkusi svarstyti komisiją, kad tikrai apylinkės komisijos neturėtų tokios galimybės daryti nuotolinius posėdžius, nes jūs visas darbas yra nedaug posėdžių ir iš esmės jų visas darbas yra gyvas. Nunešti, pranešti, pasirašyti ten ir rinkimų dieną, aišku, jau gyvai dalyvauti. Bet iš esmės aš praeitam posėdį savo argumentus visus išsakiau ir teisinio pagrindą turėti aplamai rinkimų komisijomis išskyrus VRK, mišrus nuotolinius posėdžius pagal rinkimų kodeksą šiuo metu aš nematau. Čia su manim sumaišė. Aš mėliau iš tikrųjų. Tai jo, praeitam posėdį turėjom tikrai gerą gilę diskusiją, po jos dabar gimė šitie pasiūlymai, pakeitimai ir iš tiesų, kadangi komisijos šiaip jau turi posėdžius, jau turėjo priesaikas, iš tiesų man teko irgi bendrauti su savo kuruojamom savivaldybių komisijom, tai jos labai džiaugtųsi priešingai šita tvarka ir tokia galimybė, nes galbūt tai nėra tiek aktualu, kai yra miesto ribose komisija ir asmenys gyvenantis pačiame mieste, jiems susirinkti, pavyzdžiui, vienu klausimu labai greitu yra vienas dalykas, bet mes taip pat turim ir tokias, pavadinkim, kaimiškas ir plačias savivaldybių teritorijas, apygardas, kuriuose žmonėm gali būti problemų atvykti tam tikrą, sakykime, atstumą dėl tikrai tokių neesminių, bet vis tiek formalių klausimų. Tai aš manau, ta galimybė savivaldybėm tikrai privalo būti ir kaip ir kalbėjome praeitą posėdį, aš teisinį pagrindą tikrai matau. Šitą galimybę vyriausia rinkimų komisija nustatyti būtent tokią tvarką, nes jai būtent tai yra pavesta pagal rinkimų kodeksą. Iš tiesų man klausimų kyla dėl poreikio apylinkių lygmenyje turėti nuotolinius posėdžius, kiek man yra tekę susidurti su apylinkių darbu, tai manau, kad tai aš vis tik turbūt laikyčiaus nuomonės, kad ten yra daug labiau techninio pobūdžio darbai nei sprendimų priėmimai ir teisės taikymas, tai yra labiau techninis, tai yra dokumentų išdavimas ir panašiai. Tai aš nežinau, aš turbūt
likčiau prie gyvų, bet jeigu bus priimta tokia tvarka, tai tokia galimybė irgi gali būti. Tai ir iš tiesų ir tas tikrai 13 straipsnio papildymas, kad, kaip ir kalbėjom praeitą kartą, dėl galimo posėdžio garso ir įrašo lyg ir galėjo spręsti pirmininkas ir inicijuoti. Dabar mes palikome, kad rinkimų komisija balsavimą tai nusprendžia. Tai manau, čia yra tikrai gera teisės norma, kuri nepaliks vietos jokiai interpretacijai ir nereikalingam aiškinimam. Ir aš manau, kad šitą tvarką jinai tiesiog yra būtina priimti šiandien, nes komisijos jau dirba ir veiksmas vyksta. Ačiū. Ir netgi jeigu Gitana, prašau. Aš taip pat laikausi pozicijos, kad reikia sudaryti galimybę tiek apygardams, tiek apylinkėms turėti nuotolinius posėdžius. Ir apylinkės be abejonės turbūt mažiau yra poreikia daryti nuotolinius posėdžius, nes nei dokumentus išsidalinsi nuotolinėme posėdėje, nei rinkėjus lankysi. Ir apskritai iš patirties žinom, kad apylinkės tikrai optimizuoja darbą, tuo pačiu ir dokumentus išsidalina ir aptaria klausimus, bet iš tikrųjų dirbant iškyla ten tokių klausimų kaip grafikų pasidalinimas ar kažkoks netikėtas klausimas iškyla. Tai aš manau, tikrai reikia palikti komisijoms galimybę susitikti nuotoliu, aptarti tuos klausimus, nelaukti gyvo susitikimo, nes vis tiek žmonės dažniausiai turi darbus užsiėmę ir tą laiko surasti nėra taip lengva kiekvieną kartą. Tai nemanau, kad nukentės darbas nuo to, jisai gali tapti tik tai efektyvesnis dėl to, kad bus taupamas laikas ir bus galima greičiau susijungti negu susitikti. Tai aš tikrai palaikau tvarką. Atliepiant Gitanai, aš apie susitikimus jokiose MS Teams platformose ir Facebooko galimybės panaudojant, aš nieko prieš, bet aš kalbu apie posėdžius. Tai grafikų turbūt pasiskirstimas grafikais jis gali galbūt būti aptariamas ir nuotolinėse platformose, bet kalba eina apie tuos formaliuosius posėdžius. Sakau, gal aš tiesiog nepakankamai žinau apylinkių darbą, bet kiek aš žinau, tai yra tikrai labiau techninis darbas, kuriame dalintina medžiaga ir kadangi vis tik tas nuotolinio posėdžio buvimas, jisai mus įvelia į tam tikrą techninį aptarnavimą šitų visų dalykų, nuorodų skelbimą ir įvairius kitus dalykus, tai tiesiog mums reikia įsivertinti, kiek mes galim suvaldyti, kiek mes apylinkių turim. Ačiū, negu 2000. Taip, mažiau nei 2000 apylinkių numatyti tokias galimybės. Taip pat man šiek tiek kelia abejonių šitas klausimas. Nežinau, aš gal palikčiau kaip galimybę, nes mes nepakeičiam tiesiog mažą kokią situaciją. Tiesiog kaip galimybę. Jeigu matysim, kad niekas nesinaudoja, tai vėlgi galėsim. Galų galia galėsim apsiklausti po rinkimų. Laura kėlė ranką. Tai čia prie visko, kas išsakyta, kad tikrai daug diskutavom, aš tos pačios gal pozicijos, kad palikti kaip galimybę, mes žinom, bendra taisyklė yra posėdis gyvai, bet visokių nenumatytų situacijų, nežinau, gali vykti. Nežinau, čia kolegai juokavau, kad galbūt COVID visi nariai susirgs ir galės atsitikti. Tai tiesiog kaip galimybę atvirą siūlyčiau palikti. Tai tada dėl tokios tvarkos kaip pasiūlyta, jeigu ar dar yra poreikis atidėti ir dar redaguoti kažką. Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi rinkimų kodekso 24, 28 ir 32 straipsniais ir Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo 21, 22 ir 23 straipsniais, nusprendžia patvirtinti savivaldybių, apygardų ir apylinkių rinkimų referendumo komisijų posėdžių organizavimo tvarkos aprašą, aprašas pridedamas. Ar galim tarti bendrų sutarimo, reikia balsuoti? Taip, kas už tai, kad būtų patvirtintas aprašas?
Oi, nieks neskaičiuoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ar vieną praleidau? 10. Kas prieš? Vienas prieš, kas susilaikė? Vienas susilaikė. Tai 10 balsavus už, vienam susilaikius, vienam prieš. Aprašui pritverta. Ačiū Rokui už pristatymą ir už parengimą. Kitas darbotvarkės klausimas dėl savivaldybių rinkimų komisijų sudėčių pasikeitimo. Prašom, Reda Daniškevičiūtė. Taip, gavome partijų teikimus, kuriais keičia savo jau paskirtus savivaldybių rinkimų komisijų narius į naujus ir dažniausia priežastis yra dėl to, kad neturi aukšto išsilavinimo ir netitinka rinkimų kodekso reikalavimų, todėl keičia. Ir prieš pat posėdį, nes atsiunčiau atnaujintą variantą, dar pateikė Socialdemokratų partija ir Lietuvos regionų partija, kad keičia Neringoj, Birštone ir Pasvaly. Trumpai tiek. Ačiū. Ar būtų pasisakymų, klausimų? Taip, Julita, prašom. Iš ties pagrindiniai reikalavimai yra pakeitimai dėl aukšto išsilavinimo ir nemažai sulaukėme dabar skambučių, ar būtinas aukštasis išsilavinimas apylinkių komisijų nariams. Tai noriu atkreipti, kad apylinkių komisijoms nariams nėra privalomas aukštasis išsilavinimas, pirmininkams yra alternatyva arba aukštasis išsilavinimas, arba darbo patirtis komisijos nario pirmininko pareigose. Tai iš tikrųjų apylinkės nariui nėra privalomas aukštasis, pirmininkui jau yra alternatyva. Tai iš tikrųjų teikdami politinės kampanijos dalyviai kandidatus iki kovo 21 dienos, turėtų taip pat šį reikalavimų vadovautis. Iš tikrųjų, šis reikalavimas, kad turėti aukštą išsilavinimą, apie kurią kolega Reda paminėjo, jisai yra privalomas visiems apygardų komisijos nariams. Tiesiog norisi atkreipti dėmesį, kad apygardos komisijos nariai nebūtų nustebinti, nes jie taip pat gali susipažinti su rinkimų kodeksu ir jeigu rinkimų komisijos pirmininkas apygardos prašo dokumentą arba parodyti, arba kopį atsiųsti, tai yra teisėtas reikalavimas ir turi būti įvykdytas, nes kitaip tas komisijos narys apygardos komisijos negali dirbti komisijai. Tiesiog, kadangi jau yra tokių, kaip čia, žinių pasakyčiau, kad ne visi ten sutinka ir ne visiems tai patinka, tai tiesiog dar kartą norėjau ir komisijos vardu pasakyti garsiai apie tai, kad tai yra ne vyriausios rinkimų komisijos, nei kažkokį ten išsigalvojimas, tai yra kodekse nustatytas reikalavimas. Ir dar noriu priminti, kad apie šitą kodeksą reikalavimą iš karto buvo pačios rinkimų organizavimo skyriaus vedėjos Redos pasakyta ir tada, kai buvo bendras ir jisai viešai taip pat buvo transliuojamas priesaikų davimas pirmininkų, apie tai iš karto buvo atkreipta dėmesį, tai ir komisijos nariams apygardų norėčiau palinkėti, kad tas reikalavimas būtų vykdomas ir jie tikrai pateiktų tos dokumentus. Tai tiek, ačiū. Iš tikrųjų, taip, reikalavimas yra privalomas ir mes matome, kad labai masiškai būtent dėl jo yra vykdomi keitimai. Tai nežinau, galbūt dabar yra kaip yra iš tikrųjų, bet tai kažkaip reikės apmąstyti, kad politinės jėgos siūlančios narius vis tik apmąstytų, ką siūlo, kad nereikėtų daryti tokių keitimų. Kitas dalykas, iš šitos čia galbūt mažesnis blogis palyginus su to, kaip būdavo anksčiau, kai pateikdavo net asmeniui nežinant, kad jis yra kažkur pateiktas ir asmuo nustemba, kad jis staiga atsiduria kažkurioje komisijoje. Galbūt tai jau yra žingsnis į priekį, pateikiami asmenys, kurie plius minus žino, kur yra teikiami, bet būtų dar gerai, kad prieš tai vis tik būtų sutikrinami visi reikalavimai, įskaitant išsilavinimą. Bet taip, galiu patvirtinti, kad informacija buvo siunčiama tvarkingai, ten buvo minimi reikalavimai, tiesiog ne visi atidžiai skaito tai, kas jiem yra siunčiama. Ačiū. Tokių pasisakymų nematau. Tai vyriausiųjų rinkimų komisija, vadovaudamas į rinkimų kodekso 26 straipsnio 8 dalies 3 punktų, nusprendžia
Pakeisti šių savivaldybių rinkimų komisijų sudėtis. Alytaus rajono išbraukti iš komisijos narių Laimą Dubickienę pasiūlyta Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirti komisijos narė Vida Marcevičienė pasiūlyta tos pačios partijos. Elektrėnų savivaldybės rinkimų komisija. Ne tas dabar, dar ir naujesnis. Posėdžio metu. Gerai, toj pat tada atsidarau posėdžio metu. Iš posėdį atsinaujinau visus, bet jo. Matau, jo, žiūrėtos įdomu. Gerai, tai Alytaus tas pavardės teisingai perskaičiau. Taip, tai Birštono savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Valę Petkevičienę pasiūlyta Lietuvos regionų partijos ir paskirti komisijos narę Neringą Balčiūnienę pasiūlyta tos pačios partijos. Trečias, Elektrėnų savivaldybės rinkimų komisijoje išbraukti iš komisijos narių Snežaną Ivlevą Vasiliauskienę ir paskirti komisijos narių Gediminą Vasiliauską, abu pasiūlyti Tautos ir teisingumo sąjungos centristų tautininkų. Ketvirta, Jonavos savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Astą Petkutę ir paskirti komisijos narę Ingą Čekanavičiūtę, abi pasiūlytos Tautos ir teisingumo sąjungos centristų tautininkų. Penktas, Kėdainių rajono savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Eiviną Gorbunovaitę ir paskirti komisijos narius Karolį Skinderį, abu pasiūlyti Tautos ir teisingumo sąjungos centristų tautininkų. Šeštas, Kupiškio savivaldybės komisija išbraukti iš komisijos narių Žanetą Gervickaitę, pasiūlyta administracijos direktoriaus. Septintas, Neringos savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Aureliją Pakonečnąją ir paskirti komisijos narė Rimą Tarvydaitę Atkočaitienę, abi pasiūlytos Lietuvos socialdemokratų partijos. Aštuntas, Palangos miesto savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Edgarą Naujoką ir paskirti komisijos narių Dalių Pugaičiuką, abu pasiūlyti Laisvės partijos. Devinta, Pasvalio rajono savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Steponą Rimkų pasiūlytą Tautos ir teisingumo sąjungos centristų tautininkų, išbraukti iš komisijos narių Marytę Staniulienę pasiūlytą Lietuvos socialdemokratų partijos ir išbraukti Ievą Šmigelskę pasiūlytą Lietuvos regionų partijos, paskirti komisijos narę Moniką Balnytę Skaringienę pasiūlytą Lietuvos regionų partijos, paskirti komisijos narę Silviją Draneckaitę pasiūlytą Tautos ir teisingumo sąjungos centristų tautininkų ir paskirti komisijos narių Joną Staniulį pasiūlytą Lietuvos socialdemokratų partijos. 10. Prienų rajono savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Rasą Braitienę ir paskirti komisijos narę Birutę Teberienę, abi pasiūlytos partijos Laisvė ir teisingumas. 11. Raseinių rajono savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Samantą Zujevienę ir paskirti komisijos narę Daivą Beržinskienę, abi pasiūlytos Tautos ir teisingumo sąjungos centristų tautininkų. 12. Rokiškio savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Dalią Lužienę Malijonienę ir paskirti komisijos narę Neringą Stašelytę, abi pasiūlytos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos. 13. Šalčininkų rajono savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Mareką Bernikovą ir paskirti komisijos narę Ritą Bernikovą, abu pasiūlyti Lietuvos socialdemokratų partijos. 14. Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisija išbraukti iš komisijos narių Barbarą Doveiką pasiūlytą Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos ir Saulių Voverį pasiūlytą Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirti komisijos narys Laimoną Judeikį pasiūlytą Lietuvos socialdemokratų partijos ir Ingą Neverienę pasiūlytą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos. Ar galime pritarti bendrų sutarimų 14 komisijos sudėčių pakeitimą? Taip, pritarta bendrų sutarimų. Ačiū. Ir papildomas darbotvarkės klausimas dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui. Prašom, Reda. Vakar gavome Kretingos rajono savivaldybės tarybos narės Vilmos Preibienės prašymą nutraukti įgaliojimus, nes ji pradės eiti nesuderinamas pareigas. Ji buvo išrinkta pagal politinio komiteto Kretingos kraštas iškeltų kandidatų sąrašą ir vietoj jos mandatas būtų suteikiamas Povilui Černeckiui. Ar būtų klausimų, pastabų, atsakymų? Nematau. Tai vyriausių rinkimų komisija, vadovaudamas rinkimų kodekso 170
176 straipsnio 4 dalies 2 punktų ir 178 straipsnio 1 dalimi nusprendžia patenkinti Vilmos Preibienės, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narės, išrinktos pagal politinio komiteto Kretingos kraštas iškeltų kandidatų sąrašą, rašinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui. Antras punktas - pripažinti negaliojančių jos savivaldybės tarybos nario pažymėjimą, numeris nurodytas. Ir trečia, pripažinti, kad Kretingos rajono savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis tarybos nario mandato negavęs kandidatas Povilas Černeckis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal politinio komiteto Kretingos kraštas iškeltų kandidatų sąrašą. Ar galime bendrų sutarimu? Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Pagrindinė darbotvarkė baigta, bet turbūt prieinamų klausimų turime rezervą. Taip, prašom, Reda. Taip, šiam posėdžiui nuo praeito posėdžio turime 6 prašymus rašyti į apylinkių rinkimų rezervą, tai jau iš viso turime 781 asmenį. Tai būtų Laima Ragauskienė Vilnius, Irena Pakulienė Mažeikiai, Edmundas Rasevičius Palanga, Živilė Latakaitė Vilnius, Sergej Jakovlevas Vilnius ir Asta Tamošiūnienė Molėtų rajonas. Ačiū, ir būtų pasisakymų, paklausimų. Nėra, tai pritarėm 6 asmenų įrašymų į rezervą. Pagrindinė posėdžio darbotvarkė baigta. Priminsiu, kad dar turim 4 savarankiškus dalyvius, kurie nėra pateikę pareiškinių dokumentų, tai jie gali padaryti iki kovo 8 dienos, jiem pateikus, per 3 dienas turėtume išduoti parašų rinkimo lapus. Tai jeigu būtų pateikti pareiškiniai dokumentai, tai gali būti, kad posėdis kviečiamas ne mūsų tradiciniu grafiku. Tam, kad spėtume, bet to esame gavę asmens, kurio neregistravome savarankiškų politinės kampanijos dalyvių skundą, tai turbūt posėdis būtų ketvirtadienį. To klausimų ir kitų dar klausimų yra. Manęs nemus kvies posėdį. Tai va, ir turbūt tiek būtų trumpai išeinamųjų darbų ir posėdis baigtas. Gražios visiems dienos.